O kas jei aš jums pasakyčiau, kad jūs negalit kaip vadovas motyvuoti savo komandos narių? Skamba keistai, tiesa. Tai yra vienas dažniausių ir opiausių klausimų vadovam, kuriuos jie užduoda per mokymus, ir tai yra dažniausias mano atsakymas jiems. Jūs negalit motyvuoti savo komandos narių. Labai dažnai kalbėdami apie motivaciją, mes didžiulį dėmesį skiriam išoriniam priemonėm. Atlygis, premijos, team buildingai, žaidimai ofisuose, poilsio erdvės, užkandžiai ir aibė kitų dalykų. Taip, jie svarbus, jie turi būti, tai higieniniai faktoriai. Tačiau jie neskatina darbuotojų būti labiau įsitraukusiais ar motyvuotais. Nes tikroji motyvacija slypi kiekvieno iš mūsų viduje. Kas, jeigu jūsų užduotis, pagrindinė užduotis, pasikalbėti su komandos nariu ir suprasti, kas jiems svarbu, kas jį veža, kur jis mato prasmę, kada jis geriausiai yra įsitraukęs, kada jis jaučia didžiausią energijos pliūpsnį, darydamas vieną ar kitą užduotį. Jūsų užduotis nėra motyvuoti komandos narius, jūsų užduotis sukurti erdvę, sukurti pokalbį, kuriame komandos narys pats atranda tai, kas jį motyvuoja.